Labas vakaras, mėly Kėdainietės TV žiūrovai. Labas vakaras, kolega Armandai. Labas ir tau, Brigita. Labas visiems. Tu tik jau nepersistengs to savo labas, kiek galima. Kodėl? Manegi mama, tėtis, močiutė ir netgi mokykloje mokė, jog reikia būti mandagiai. O mandagiai reiškia daug sveikintis. Tai labai gerai, kad mokė, nes šiandien mums teks pasveikinti su 6 Kėdainiuose veikiančiomis jaunimo organizacijomis. Na taip, gal tuomet šiek tiek ir persistengiau. Bet taigi kviečiu pažiūrėti reportažą apie tai, koks puikus yra Kėdainių jaunimas. Tipinės piktosios močiutės net nepagalvotų, bet Kėdainiuose yra kultūringas, aktyvus bei kūrybingas labai jaunimas. Ir toks jaunimas yra. Ir jis egzistuoja. Labas jaunasis Kėdainieti, galbūt tau nusibodo tavo kasdienio rutina. Jeigu taip, jaunimo organizacijų darbas turi tau puikų pasiūlymą. Prisijunk prie vienos didžiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje, kurios tikslas – ugdyti jaunuosius lyderius ir įtraukti juos į visuomeninę veiklą. Įgyvendinti daugybę skirtingo pobūdžio renginių, pradedant linksmaisiais bravo mokiniais ir baigiant profesionaliomis konferencijomis. Išmok rašyti, viešinti bei organizuoti projektus. Visi mes jode esame kaip šeima, nes mūsų sieja bendri interesai, bendri pomėgiai. Ir mums čia gera būti. Prieš kelias savaitės mes įstojome jaunimo organizaciją Darbas. Labai džiaugiamės, kad mus šiltai priėmė. Čia susiradome naujų draugų ir galime pilnai realizuoti save. Prisijunk ir tu! Mūsų veikla labiausiai atspindi mūsų daromi renginiai. Taigi, prašom pažiūrėti vieną iš jų. Sveiki! Šiandien Kėdainietis TV komanda svečiuojasi Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro atvirojoje jaunimo erdvėje. Kada įsikūrė ši erdvė? Ši erdvė įsikūrė iš tikrųjų pavasarį šių 2015 metų kovo pradžioje. Aš čia dirbu nuo birželio 1 dienos, taip jau aktyviai ir intensyviai. Kokias veiklas vykdote čia arba jau įvykdėte? Visą vasarą stengiamės skatinti jaunimą užsiimti turiningą veiklą. Pradėjome nuo sniego gniūžtės stovyklos, kuri traukė per 50 jaunų žmonių. Tuomet organizavom dar ir išnaudodami šitos turimus stalus, inventorių, organizavome įvairius vakarus, kuriuose jaunimas galėjo pasportuoti, pažaisti pūlą, parungtyniauti, pabendrauti. Diskusijų vakarą turėjom įvairiausiamis formomis, žodžiu, stengiuosi įvairiapusiškai pažiūrėti į Kėdainių jaunimą, stengiuosi atsižvelgti į jų poreikius ir remiantis tuo, ką gaunu, kokią gaunu informaciją, organizuoju įvairius renginius, įvairias veiklas, pritaikytas čia besirenkančiam jaunimui. Matome, kad dažote sienas ir kiek laiko jau trunka šie dažymo darbai? Dažymo darbai pradėti rugpjūčio pabaigoje, tikimės iki spalio pabaigos pabaigti. Vykdome projektą Kuriu savo erdvę, kurį remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šitos paramos dėka gavome dažų ir įtraukėme tikrai nemažai žmonių, veikiausiai, artėjame prie 100 įtrauktų į šitos dažymus vienaip ar kitaip. Stengiame sukurti gražias erdves, kurios būtų patrauklios miesto jaunimui. Kokie žmonės lankosi atviroje jaunimo erdvėje? Sunku pasakyti, Povilai, kokie šaunus. Pirmiausia, tai be abejonės šaunus. Jaunas žmogus, nežinodamas, ką reiškia atvira jaunimo erdvė, kaip jam paprastai pasakytumėt, kas tai? Vieta, kur gali ateiti, pabūti savimi, turiningai, su draugais, ramiai ir saugiai praleisti laiką, nuveikti kažką prasmingo, jeigu nori ką nors organizuoti pats,
Jeigu nori tiesiog pasisėdėti, atsigerti arbatos, pasikalbėti su bendraminčiais, galbūt kartu su draugų kompanija filmą pažiūrėti, galbūt pažaisti, nes iš tikrųjų šiai dienai ir teniso stalai nėra visur prieinami, pulo stalas visgi nemokamas, tai vėlgi privalumas, ar ne? Tai įvairių veiklų galima čia nuveikti, paprastai pasakyčiau, ateik, pabandyk, pasižiūrėk ir pamatysi, ką galima čia veikti. Paprašiau pasakyti, ko negalima. Ką veikė atėjusi į atvirą jaunimo erdvę? Į atvirą erdvę aš atėjus bendrauju visų pirma su žmonėm. Mes žaidžiam kortomis, žaidžiam pulą, stalo tenisą, klausomės muzikos bei žiūrim filmus. Per vasarą čia taip pat vyko renginiai, muzikos vakaras, kai skambėjo labai graži muzika. Dabar čia tiesiog susirenka labai puikiai ir šauni kompanija ir mes visi sėdim, gurkšnojam kavą ir plepam. Viskas prasidėjo nuo pagalbos dažymo sienų, o po to viskas perėjo prie filmų peržiūrų, žaidimų ir tiesiog laiko leidimo. Kaip dažnai ateini čia? Bent kelis kartus į savaitę tenka. Ką veikė atėjusi į atvirą jaunimo erdvę? Kadangi aš čia lankausi maždaug 2 savaitę, antradieniais, tai dabar dažome sienas ir tikiuosi, kad dar galima bus ateiti pasižiūrėti filmą. Kokios veiklos tave domintų dar, jeigu galėtume rinktis iš daugiau? Manau, kad visokios veiklos, kokios tik taip pritrauktų jaunimą, tai yra stalo tenisas, turime pulą, bet kadangi minėjo, kad turi atsirasti kažkoks dalykas, kuris turėtų dar pritraukti jaunimą, tai galėtume pasiūlyti dar kažką. Taigi šiandien smagiai apsilankėme atviroje jaunimo erdvėje ir čia žiauriai fainai praleidom laiką ir manome, kad čia trūksta tik dar daugiau jaunų žmonių ir dar daugiau įvairių žaidimų, kuriuos galim patys sugalvoti savo. Labas! Šiandien Kėdainietis TV komanda svečiuojasi Beneto karčiamoje, kurioje vyks Kėdainių liberalaus jaunimo diskusija su Andriumi Mazuroniu. Koks jūsų organizacijos tikslas? Tai visų pirma, mūsų tikslas yra savanoriška veikla, renginio organizavimas galbūt šiek tiek, bet aš norėčiau asmeniškai skirti vieną dalyką, tai būtų jaunimo, kaip čia pasakius, tiksliau, liberalizmo idėjos skleidimas ar jaunų žmonių švietimas, nes, tarkim, mes turim 40 narių, iš kurių pusė nežino, kas yra liberalizmas. Čia kaip pavyzdžiui. Ir mes sieksim, kad iš pradžių mūsų nariai žinotų, kas yra liberalizmas, o vėliau stengsimės ir dėl kitų. Ar gali papasakoti, kas būtent tave paskatino įstoti šią organizaciją? Iš tiesų paskatino žmonės esantis joje, paskatino draugai ir kad yra daug renginių ir įvairių akcijų. Iš tikro esu paskatintas buvusios mūsų pirmininkės Inetos. Tai, nežinau, iš tikro aš net nenorėjau į tą organizaciją ateiti, bet kažkaip galais negalais atsidūriau. Kaip vertinate Kėdainių jaunimą? Kėdainių jaunimas yra iš tiesų aktyvus. Aš pastebėjau tuo, nes kai mes pradėjom šitą organizaciją, aš galvojau, mes darysim renginį ir prisijungs keli asmenys. O visumoje gaunasi taip, kad 10 žmonių dirba prie vieno projekto, 10 prie kito. Tiesiog žmonės lipa galvom, nori veikti, daryti. Man asmeniškai tai yra nuostabu, tai yra gerai, aš manau. Kokie jūsų organizacijos planai ateinantiems metams? Iš pradžių, galbūt būtų komandos formavimas. Sudaryti komandą, o kiek vėliau užsimsim ir pačiom diskusijom, kažkokiais renginiais. Kaip manai, ko labiausiai trūksta Kėdainių miestui? Galbūt įvairesnių renginių, įvairesnių akcijų, draugiškesnių žmonių kartais. Ir kaip manai, prie šių trūkumų ar gali prisidėti jūsų organizacija? Žinoma, galima. Kaip manai, ko labiausiai trūksta Kėdainių miestui? Kėdainių miestui labiausiai trūksta turbūt jaunimo veiklos. Ir kokiamis vertybėmis vadovaujatės savo veikloje? Laisvai leidžiame žmonėms išreikšti savo nuomonę. Sekanti organizacija, su kuria mes susipažinsim, yra Jaunimas kuriantis Lietuvą. Taigi šios organizacijos pirmininkė mums parodys trumpiausią kelią iki jų būstinės. Mūsų organizacijos tikslas yra įtraukti jaunimą į visuomeninę veiklą, paminėti pilietinės dienas, skatinti aktyviau leisti laisvalaikį. Bet mes vis laik sugebam tai pateikti linksmai ir su gera nuotaika, su šypsena. Kaip vertinate Kėdainių jaunimą? Vien tas dalykas, kiek daug aktyvių organizacijų Kėdainiuose yra, rodo, koks jaunimas Kėdainiuose yra aktyvus. Bet aš manau, kad yra labai daug potencialių žmonių, kurie nėra įsitraukę į jokią veiklą. Tai iš tiesų, juokingų istorijų buvo labai daug.
Bet juokingiausia buvo, kai organizavom orientacinės varžybas ir sumaišėm visas korteles. Punktas sumaišė korteles. Jo, visi lakstė, nežinau, kur lakstyti. Vienas ten, kitas ten, aš turėjau iš tikrųjų bėgti ten ir taip gavosi juokinga situacija. Kokius jūsų organizacija rengia renginius ar akcijas? Mūsų organizacija rengia orientacinės, kurios vyko 2 metus, tai jau tapo kaip ir tradicija. Jos buvo skirtos paminėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Na, buvo kažkokių tokių nenusisekimų kaip ir, bet viską vertinam kaip pamoką. Taip pat vykdėm renginį Pilietiškumo mokyklą, kuris dabar irgi taip pat bus vykdomas greitų metu. Ir taip pat įvairios akcijos paminėti kovo 11 arba vasario 16, sausio 13. Visos valstybės šventos. Taip. Kokie jūsų planai ateinantiems metams? Ateinantiems metams taip toli mes planų ir neatskleisim, tačiau per ateinančius 2 mėnesius bus, kaip ir minėjo Gabija, kasmetinis bendros organizacijos renginys, tai Pilietiškumo mokykla. Ir bus konferencija, kuri greičiausiai vadinsis Nebūk Kugelis, būk aktyvus. Ir daugiau informacijos bus per ateinančius 2 mėnesius, bet kviečiam visus prisijungti. Vat galim pasigirti, kad Pilietiškumo mokykla yra vykdoma Lietuvos mastu, tai irgi taip pat yra mūsų labai toks kaip ir didelis pasiekimas. Visada jinai būna užbaigta Seime, finalinė sesija. Kokiamis vertybėmis vadovaujatės savo veikloje? Esame pilietiški, aktyvūs, patriotiški ir visą tai mes sugebam perteikti linksmai, su humoru ir nenuobodžiai. Kėdainietis tavo komanda svečiuojasi Povilo Lukšio 5-oje Šaulių kuopoje. Ir šiandien mes tikimės, kad praleisime gerai dieną. Tai yra sukarinta organizacija, pabrėžiu, tai nėra karinė organizacija, tačiau tai organizacija, kuri, galima sakyti, išėjusius į atsargas karius ruošia, jiem daro pratybas vado veiklos ir tuos, kurie netinkami yra gal fiziškai nesudėti, kad galėtų tarnauti kariuomeniai, jie duoda jiem tos, galima sakyti, karinės tokios košės paragauti ir, žinoma, ugdo puikius patriotus bei mylinčius Lietuvą. Kokias veiklas vykdote? Mūsų veiklos yra labai plačios, aš kai esu šaulys nuo 2005 metų, tai man yra tekę labai daugelį veiklų būti. Tai esu netgi rinkęs gilės, esam tvarkę miškus, tai kaip yra tos akcijos darom, visada kiekvienais metais mūsų kuopa renkasi, tvarko miškus. Mes taip pat pasirodom visuomeniai per šventes, per kariuomenės dienas, rodom parodomasias programas ir padedam, kam reikia mūsų pagalbos. Ar turite savo tradicinių renginių bei dienų minėjimų? Į tai papasakokite. Na, kaip kol aš esu šaulys, nežinau, man dar grinai šaulio diena švęsti nebuvo tekę, tačiau mes labai mielai prisijungiam prie kariuomenės dienos ir kartu su jais švenčiame, bet taipogi negaliu pasakyti, kad mes nešvenčiam kiekvienos Lietuvos valstybinės šventės. Mes ties kiekvieną šventę einam į bažnyčią kaip šauliai, einam į kapines, mes visada padedam visur, visokios per visas valstybinės šventės, mes visiems padedam, mes kartu švenčiam. Kodėl atėjai į šią organizaciją? Todėl nes noriu užaugęs būti kariškis. Kokios veiklos tau čia labiausiai patinka? Išbandymas savo jėgų miškuose. Ar labai pavargsti? Ne. Ar rekomenduotum šią organizaciją kitiems savo draugams? Rekomenduočiau. Taigi po šiandien aktyvios dienos teko tikrai pabėgioti, palaksyti viską, išbandyti ir tikiuosi, kad tai ne paskutinis kartas, kada aš čia buvau. Armandai, pabusk į savo baisiaus košmarą, mus filmuoja. Aha, pabusk. Tik per tave ir kitas kėdainietis tave panelės ir patikau šį košmarą. O ką, tu maniai taip lengvai ėmė ir tampi savo kėdainietis tave nariu? O ką tu maniai, kad aš ir kiti naujokai būtume pagalvoję, kad jūs šitaip žiauriai su mumis pasielgsite? Juk nebuvo tai baisu. Mes tiesiog skėdainietis tave merginomis norėjome kartu atšvęsti Helovyną. O Helovynas tam yra skirtas, jog išvystume visas šmėklas vaiduoklius ir gąsdintume žmonės. Tai jūs šitaip švenčiant Helovyną? Man tai visai nebuvo panašu į šventę. Baig skųstis. Kėdainietis tave komanda tikrai puikiai atšventė Helovyną. O kaip? Pažiūrėkime. Šią Helovyną mes nieko įdomaus neveikia. O ką galima ypatingo nuveikti per Helovyną? Nežinau, vieni lankosi kapinėse, kiti kažkokiose apleistose vietose. Jo. Kur galėtume mes nueiti? Žinau vieną gerą apleistą vietą.
Einam? Einam. Ką girdit? Kažką girdėjau. Eik, nebenoriu nieko, važiuoju čia greičiau. Nieko gero. Kol jūs merginos organizuojat išpolius prieš mus, normalūs žmonės organizuoja nuostabias stovyklas. Na, mūsų išpolis taip pat buvo nuostabus. Bet stovykla, kurioje lankėmės kartu su Ieva, taip pat maloniai nustebino. Tai tu pasakok. Ne, aš geriau parodysiu. Labas. Šiandien mes esame Prienų rajone, Gostos sodyboje, kur vyksta jaunimo stovykla. O kuo ši stovykla yra ypatinga, pamatysite mūsų reportaže. Kaip manote, kaip sekasi jaunimui šioje stovykloje? Jo, manau, kad... Va, taip ir sekasi. Ne, aš manau, kad sekasi labai šauniai, nes atvažiavo kompanija iš tikrųjų rimta, nusiteikusi dirbti, nusiteikusi žiniom, nusiteikusi patirti, nusiteikusi pasidalinti. Tai labai yra fainai iš tikrųjų, nes jie viską nori daryti ir yra draugiški. Kaip manote, ar šios paskirtos yra naudingos vaikams? Be abejo, mes kiekvieną vakarą darom tokias refleksijas, kur mes paskui sėdim ir kalbam apie tai, kaip prabėgo diena. Naujo. Nevadinsiu vaikais, vadinsiu žmonėmis, nes jau yra žmonės ir mes tik tiesiog amžius skiriamės. Tai, kai mes su jaunais žmonėmis kalbamės, tai jie sako, kad daug dalykų naujų sužinojo, šitą dalyką išmokau, kaip tai man buvo atradimas, wow, kaip aš tiek daug metų jau ir dar to nežinau, manęs to nemokė, nei mokyklai, nei tėvai nepasakė. Tai žinoma, kad tai yra naudinga. Mūsų toks tikslas. Mūsų tikslas ateiti, jam papasakoti ir parodyti, kaip per žaidimą gali pasikeisti jų gyvenimas. Tau pavyko patekti šią stovyklą? Tai taip pat kaip ir visiems lankau sėkmės lyderystės mokyklą ir pasiūlė tą dalyvavimą šitoje stovykloje ir sutikau. Ko tikėjai čia atvažiuodamas? Tai tikėjausi susirasti naujų draugų, su kažko naujai susibendrauti, atskleisti labiau save, savo sugebėjimus. Kas tau čia labiausiai patinka? Čionais man labiausiai patinka, kad čionais yra labai didelis užimtumas. Ir vadovai tokie draugiški, visą laiką padeda ir taip toliau. O kas yra sunkiausia? Ant scenos užlipti ir rodyti kokį nors pasirodymą. Tai būna vaidinti ar dar kažką pašokti. O būti be telefonų nėra sunku? Ne. O vegetariškas maistas? Prieš atvažiuodamas šią stovyklą galvojau, kad čia bus labai sunku, bet dabar visai gerai. Kuom ši stovykla skiriasi iš kitų? Gal reikalavimais, maistu, savom taisyklėm. Jos yra kitokios nei tos pagrindinės dažniausiai. Ar sunku buvo priprasti prie vegetariško maisto? Pradžioj jo, bet čia jau kaip antra diena, tai gal turbūt jau pripratau. Sėkmės ir lyderystės mokyklos stovykloje išmokome ir pamatėme daug naujų dalykų.
Susipažinome su linksmais vaikais, taip pat su nuostabiais ir įdomiais lektoriais. Pamatėme daug įdomių veiklų ir linkime visiems ją aplankyti. Taip, o dabar vykstame namo. Ate. Štai ir baigėsi antroji Kednietis TV laida. Ir mane užvaldė kūrybinis įkvėpimas. Klausyk, kokį ketureilį aš sukūriau. Štai laidos čia pabaiga ir Brigita šypsena. O kad būtų dar linksmiau, rodom šokį wow, wow, wow. Puikus ketureilis Jonas Šekspyrė. Na, o mokytojų šokis tikrai buvo wow, wow, wow. Kėdainių Šviesiosios gimnazijos mokytojai susibūrė tam, jog laimėtų kelionę į Estiją. Jiems galite padėti balsuodami, o kaip nuostatus rasite Kėdainių Šviesiosios gimnazijos Facebook puslapyje. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.